Sveiki, mėlyje, šiandien pirmadienis ir su jumis Julija Škulov ir šiandien su jumis noriu pasidalinti informaciją apie visą naują kolekciją, kuri atsiras pardavime spalio 16 dieną, tai jau liko visai nedaug. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, klauskite tiesiogiai arba palikite komentarę. Viską, ką galėsiu, iš karto pasistengsiu atsakyti. Tai mūsų laukia keletą produktų, kurie yra ribotos kolekcijos ir keletą produktų, kurie liks su mumis reguliarioje linijoje ir visas kainas aš sudėsiu atskirai skaidrėmis. Galėsite pamatyti ir konsultanto kainą, ir klientų kainą ir pažiūrėti, kas aktualu jums. Tai turėkite omeny, kad kai kurie produktai gali pasibaigti greičiau negu kiti. Ir gal pradėsiu aš visų pirma nuo tų produktų, kurie šiek tiek jau gali būti mums pažįstami. Sveiki visi. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad grįžta Ultima tušas šokoladinio atspalvio. Labai žinau, kai kurie laukia, kad tas tušas grįžtų. Tai nauja pakuotė šiuolaikinė, mes jau turim atnaujintą Ultima tušą juodos spalvos atnaujintoje pakuotėje. Tai dabar atnaujintai pakuotė grįžta ir šokoladinis tušas. Tikrai matosi, kad jis ne juodas, galima palyginti ir pamatyti, kad jis yra šokoladinis. Toks atspalvis labai gražiai tušo tinka mėlynakiams, nes pabrėžia būtent mėlynumą akių, rudas yra priešingas pagal spalvotyros ratą. Ir pabrėžia būtent akių mėlynumą. Taip pat labai gražiai yra blondiniams ir visiems, kas nori tokio švelnesnio žvilgsnio, švelnesnio makiažo, ne juodo tokio ryškaus tušo, ne, o tokio natūralesnio. Tai šokoladinis tušas bus pats tas. Noriu priminti, kad visi merikiai tušai yra hipoalergiški, labai puikiai laikosi ir saugo tušo formulė saugo mūsų blakstienas nuo lūžinėjimo. Taigi, labai rekomenduoju, kas labai laukite, nepraleiskite, tai bus reguliari linija. Bet ką gali žinoti, gali taip atsitikti, kad per naujienų, kai atsiras, jie bus greitai išpirkti ir po to reikės laukti. Mes niekada nežinom. Tai jeigu jūs norite kažkokių produktų, niekada neatidėkite, nelaukite 16 dieną, atsisėskite, užsisakykite ir turėsite tai, ko jums reikia. Dar vienas produktas, kuris mums yra pažįstamas puikiai, bet bus irgi atnaujintas, tai yra Cityscape vyriškas odekolonas, parfumas. Ir bus čia atnaujinta pakuotė, tai aš pabandysiu atidaryti, nes mumsgi labai svarbu viskas, nuo dėžutės iki pakuotės. Tai tokia bus atnaujinta pakuotė, greičiausiai dėl to, kad ją yra patogiau atidarinėti, nes Cityscape pakuotė buvo tokia su toks kvadratinė pakuotė ir lūždavo kartais ar nepatogu būdavo nuimti. Čia dabar labai paprasta, tiesiog nuimti dangtelį ir pasipurkšti. Pats aromatas nepasikeitė, tai yra šiai dieną aš pasakyčiau, kad tai yra merikiai klasika, ta prasme, kad tai yra labiausiai perkamas odekolonas, labiausiai perkamas aromatas, populiariausias tarp vyrų ir toks aš pasakyčiau universaliausias, kuris tinka beveik visiems ir patinka. Aišku, kad mes turime skirtingų skonių, bet iš praktikos, iš bendravimo su klientėmis ir konsultantėmis šis aromatas yra pats perkamiausias. Tai jeigu jūs galvojate apie dovaną savo vyrui, tai neprašausit ir nepamirškit, kad vyro aromatas svarbiausias yra mums moteriams. Tai jeigu jums patiks šis aromatas, apie natas ir viskas pamatysite skaidrėje ir aišku katalogė, tai šis aromatas, tai jūs neprašausit. Tikrai patiks ir tikrai sunaudos. Neerzina, nedirgina, labai gaivus, šiuolaikinis, neaštrus ir ne per saldus. Toks tikrai miesto vyrui puikiai tinka. Ir čia kiek yra pas mus mililitrų, to mes pažiūrėsim kartu. 59, tai praktiškai 60 mililitrų, net ne 50. Nuostabu, labai geras dydis.
kiekis ir ilgai naudos ir tikrai visiems tiks. Tai čia bus reguliari linija, tiesiog atnaujinta pakuotė. Irgi mes jau po trupučiuką, žinokit, kaip nenuostabu, mačiau, kad jau dar nebuvau pati, bet kad katedros aikštėje jau stato eglutę, ne? Nu tai matyt, mums sufliruoja, kad laikas jau pradėti galvoti apie kalėdinės dovanas, tai kodėlgi ne. Taigi turėkite omenyje. Dar vienas produktas, kuris yra nereguliarios linijos, ribotos linijos, bet kvapas gali būti šiek tiek mums pažįstamas ir kažką priminantis, tai yra kūno balzamas losjonas Belara. Jūs tikrai matėte pas mus tokią aromatą. Tai dabar mes turime ribotą kolekciją kūno losjono Belaros aromatą. Tai yra toks unisex aromatas, jis tinka, sakoma, kad jis patinka ir vyrams, ir moteriams. Jis yra toks trupučiuką aštresnis. Aprašymus tikrai irgi rasite skaidrėje, kurį aš pridėsiu, ir aš noriu pasidžiaugti, kad kompanija naujina pakuotės ir dabar čia jau atidaryta, nes tiesiog mums reikėjo atidaryti, bet jau įdeda tokius, užklijuoja jau su folija, kad priemonė būtų hermetiškai uždaryta. Ir kūno losjonas labai maloniai. Žinokit, visai maloniai tikrai kvepia. Tai irgi paimkite savo arba paimkite dovanom, nes labai gražiai atrodo, įspūdingai. Žiūrėkite, kokios spalvos fantastiškos. Ir žiemą labai gražiai atrodys, ne? Tiesiog galima supakuoti celofaną labai prabangiai ir bus labai graži dovana. Ir čia yra kiek? 118 ml, labai fainiai ir aišku, kad fainą galima derinti su aromatu ir pastiprinti. Aš pasakyčiau, kad kaip kūno losjonas jis yra švelnesnis negu būtent pats parfumas, negu parfumuotas vanduo buteliuke. Tai irgi labai faina, būtinai pasiimkite savo ir dovanom, kiekis yra ribotas. Taip, ir dar vienas produktas, kuris aš manau, kad baigsis labai greitai, irgi yra ribotos kolekcijos, kuris atsiras spalio 16 pardavime. Ir va čia tikrai jau 100%, jeigu dėl kitų dalykų dar galite abejoti, tai šitų dalykų pasiimkite būtinai dovanom. Tai yra toks fainas rinkinis vyriškų plaukų, šampūnų ir dušo gėlė 2 viename. Tai rinkiniai iš karto yra 2 tutelės. Tai yra High Intensity aromatą ir High Intensity Sport aromatą. Mes turime tokius kvepalus vyriškus aromatus. Tai labai faina derinti būtent su aromatais, su kvepalais. Galima padaryti 2 skirtingas dovanas, būtent po vieną dušo gėlę, pavyzdžiui, supakuoti, arba suderinti su kvepalo padaryti rinkinį, arba be abejo padovanoti kaip vieną labai gerą dovaną. Jūsgi žinote ir mes žinome, kad vyrai mėgsta kuo mažiau priemonių, kad būtų 2 viename, 3 viename, 8 viename, kad paėmė vieną tutelį, vieną buteliuką ir panaudojo viskam. Tai va čia yra labai patogu, nes čia tinka ir plaukams, ir kūnui, ir kaip aromatui, ne? Labai gaivus, labai vyriški aromatai. Kiekviena tutelė yra po 8 ml, labai nedaug reikia, labai gerai putuoja, labai lieka švelni oda, nesausina odos. Taip pat labai patogu pasiimti su savimi į kelionę ir į rankinį bagažą, kas irgi yra svarbu, nes yra mažiau 100 ml, tai gali ir keliauti su jumis ir su jūsų šeima. Ir nepamirškim, kad tai, ką aš pasakoju apie vyriškus dalykus, tai tinka ne tik vyrams, bet mes turime ir sūnų. Pavyzdžiui, ne, ir nuo paauglystės mano sūnus, pavyzdžiui, naudoja šias priemonės, jam yra 15 metų, nes čiagi nėra nieko nuo raukšlių ar kažką, čia yra tokie vyriški labai malonus dalykai. Ir taip pat, aišku, pagalvokite ir apie kitą savo giminę, apie draugus, apie bosus, apie kolegas kažkokias, ne, tai čia ne tik jūsų artimieji žmonės. Tai čia bus tobula kalėdinė dovana, mes tikrai neturime labai didelę pasirinkimą vyriškos produkcijos, tai labai džiaugiuosi, kad šis rinkinys atsiranda ir tai bus labai populiari dovana. Turėkite, kad tai yra kiekis ribotas ir kiek jų bus,
tiek jų bus. Pasirūpinkite iš anksto, valgyti jie neprašo ir galiojimai bus geri. Taip, sekantis produktas, kurį mes turime ir pažįstame, tai yra mūsų nuostabi rankų sistema Satin Hand Spa rankoms, bet naujo aromato. Tai yra ribota kolekcija, rankų sistema mums pažįstama, to atversiu, kad būtų gražu. Tai yra sistema iš 3 žingsnių minkštinamasis naktinis kremas, šveitiklis su sviesmedžio sviestu ir kvarco mikrogranulėmis ir sekretorių kremas. Bet tai bus naujas aromatas gėlių ir citrusų, jis vadinasi Citrus Lilac, ar Lilac Citrus, kaip jis vadinasi čia dabar gražiai, Citrus Lilac, tai yra citrus aromatai ir lilac. Ir mes galvojame, kad tai yra levandai, ne, bet iš tiesų lilac tai yra alyvas. Kaip nekeista. Labai šiltas kvapas ir mano manymu jis tobulai tinka būtent šiam laikotarpiui, kai jau šąla orai. Jis duoda tokios šilumos, gaivos ir šilumos ir gėlių 3 viename. Man labai patiko, nežinau kaip patiks jums, bet pabandykit, labai gražus toks tikrai levandinis, pasakyčiau, ar alyvos atspalvės. Ir tikrai skanus aromatas. Tai mūsų klasika, bet tiesiog ribotos kolekcijos naujo aromato, kuris praturtins jūsų rankų, pėdų ir kūno priežiūrą. Noriu priminti, kad šveitiklį galima naudoti ir visam kūnui, jis labai maloniai ir puikiai putuoja. Tai tiesiog labai faina, paimkite savo, paimkite dovanom kažką tokio įdomesnio, kitokio negu įprastai. Žalioji arbata ir citrina lieka pas mus reguliarioji linija, o čia yra ribota kolekcija mūsų palepinti. Nu ką, ir paskutinė be abejo palikau tą priemonę, kurią mes labiausiai laukiame, tai bus reguliari linija, tai yra priemonė, kuri papildys mūsų odos priežiūrą, mūsų Clinical Solutions linija dermokosmetikos. Primenu, kad dermokosmetika yra linija, kur susitinka apskritai priemonės, kur susitinka grožis ir sveikata. Ir dermokosmetika yra priemonės, kurios veikia ne tik viršutinio odos sluoksnį, bet ir giluminio odos sluoksnį, tai yra derma, dėl to ir sako pavadinimas dermokosmetika. Tai reiškia, kad daro jau fiziologinius pokyčius mūsų odoje. Tai nauja priemonė yra nuo mimikos raukšlių ir šį priemonę mes naudosime kiekvieną dieną ryte ir vakare. Jūs šioje grupėje jau galėjote matyti, mes turėjome šeštadienį pristatymą, tai aš pasakoju apie šį priemonę, peržiūrėkite, tikrai yra nemažai informacijos ir Mary Kay Touch, ir katalogė, ir šitą informaciją peržiūrėkite, jeigu kažkas bus neaišku, visgi klauskit. Tai ši priemonė veikia tokiu būdu, kad čia yra 3 užpatentuoti ingredientai svarbiausiai, tai yra italinių levandų ir rozmarino ir taip pat gailutės ekstraktas. Tai čia yra 3 pagrindiniai ingredientai, aišku, kad ne visi ingredientai ir čia yra daugiau, bet būtent šita formulė, kuri dabar laukia patento, jinai veikia mūsų raukšlės. Ši priemonė mes naudojame mimikos raukšlių mažinimui, tai yra viršutiniai daliai veido, yra žąsies kojelės, yra liūto raukšlė, vadinasi šita raukšlė, kuri yra tarp antakių, ir yra kaktos raukšlės irgi, kurias mes norime pamažinti. Ir ši priemonė veikia tokiu būdu, kad atpalaiduoja mūsų raumenis, tam, kad raukšlės nesiformuotų ir atsipalaiduotų mūsų odą ir kad tas gilumas būtų mažesnis, kad nebūtų tokios gilios tos raukšlės. Ši priemonė yra pastoviam naudojimui, pirmi rezultatai galima vertinti pakankamai greitai, bet jau po 28 dienų raukšlės sumažėja iki 36%, o jau po 8 savaičių, tai yra 2 mėnesių, yra įrodyta klinikiniais tyrimais, kad raukšlės sumažėja 76% palyginus su injekcijom. Jeigu mes paimsime injekciją, yra 100%, tai praktiškai 76% yra tokia pat poveikio, kad jeigu mes padarytumėm invazinę injekciją. Čia yra mūsų mimikos raukšlių mažinimas be skausmo, be injekcijų, labai maloni konsistencija, rozmarinas taip maloniai visina švelniai
ir tikrai atpalaiduoja ir gražiai išlygina mūsų odą. Ir ši priemonė yra pastoviam naudojimo, ne taip, kad jūs panaudosite savaitę, 2 arba 2 mėnesių ir nustosit. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokio poveikio jūs norite, kokio rezultato, bet aš rekomenduoju vesti šį priemonę į kasdieninę priežiūrą ir rutiną. Ir gera žinia yra ta, kad mes ir toliau naudojame visas savo priežiūros priemonės, ir Time Wise Repair liniją, ir jauninantį boosterį su vitaminu C, resveratroliu ir argilerinu. Naudojame toliau retinolį, tik tai svarbi žinia, kad jeigu jūs įvedate retinolį savo priežiūrą dabar, rudenį, einate per retinizacijos protokolą, tuomet šį priemonę kol kas nenaudosite. Bet kai jau praeisite 8 savaičių retinizacijos protokolą, įvesite retinolį į savo priežiūrą, tada jau galite papildyti ir su šią priemonę nuo mimikos raukšlių. Ir taip pat toliau, aš primenu, mes turime ir labai nuostabią priemonę tikslinę, fileris, tai yra gilias raukšlės pripildanti priemonė, kurį mes galime puikiai naudoti joko raukšlėm pripildyti ir galime taip pat derinti ir su šitą priemonę naudoti vienu metu ir tą ir kitą, bet tiesiog ši priemonė būtent neatpalaiduoja, būtent užpildo mūsų raukšlės ir dėl to, kad čia yra retinolio, tai tiesiog laikui bėgant naudojant šį priemonę raukšlė sumažėja, ne, irgi tampa netokia gili. Tai jų veikimo principas skiriasi ir dėl to tikrai drąsiai galime naudoti ir vieną, ir kitą. Tai tiek nuostabių naujienų mūsų laukia nuo spalio 16 dienos. Noriu pasakyti, kad netgi jeigu jūs paimsite kiekvieno produkto bent po vieno, tai gaunasi nuostabiai beveik 3 baziniai vienetai. Tai nepamirškite, kad labai geri yra mėnesio bonusai, jūs galėsite išsirinkti. Ir aišku, gal jūs norėsite ne vienos rankų sistemos, ne vienos priemonės nuo raukšlių, arba keleto kūno balzamų, arba vyriškų, nepamirškit, kad jie dings labai greitai. Tai labai rekomenduoju nelaukti. Spalio 16 junkitės prie sistemos ir užsisakykite naujienas, taip pat gausite ir naujo katalogą su savo užsakymu, jau po truputį ruošiamės kalėdoms. Jeigu liko dar kažkokių klausimų, neaiškumų, būtinai palikite komentarę, aš atsakysiu, o kol kas tiek ir čia jau visai greitai linkiu nuostabios dienos ir iki pasimatymų.